Sveiki! Kadangi jau artėja kupolinės, galim pakalbėti apie kupolį. Čia mes dabar esam prie krūminio kupolio. Latiniškai jisai yra Melampyrum nemorozum. Ir Lietuvoje auga 3 kupolių rūšis. Tai va čia yra krūminis kupolis, kaip matot, jis auga pakrūmėse, pamiškėse, miškeliuose. Kažkur jis visą laiką prie kažkokių augalų prisikabinės, apie tai pakalbėsim dar vėliau. Tai dabar čia yra krūminis kupolis, dar galite sutikti ir pievinį kupolį. Pievinis jisai žydi geltonai, šitas irgi žydi geltonai, pievinis žydi šviesiai geltonai. Dabar krūminis, kuo skiriasi nuo pievinio? Tai krūminis, matot, iš tolo atrodo, kad jisai labai daug spalvų turi jo žiedai. Bet iš tikrųjų tie violetiniai čia yra ne žiedukai, tie violetiniai čia yra pažiedės vadinamos. O patys žiedukai yra tamsiai geltoni, matom. Taip, kad jis žydi tamsiai geltonai, o violetinės yra pažiedės arba rausvos, būna dar balsvos, visokių jų būna. Kuo dar yra įdomus krūminis kupolis, tai jisai yra toks, nors ir atrodo labai gražiai, bet yra pusiau parazitas. Jisai yra pusiau parazitinis augalas ir turi gana menkas šakneles. Tų šaknelių jam neužtenka apsirūpinti pilnai maistu, todėl jisai pradeda vogti maistą iš kitų augalų. Jis gali vogti ir iš įvairių varpinių augalų, gali ir iš įvairių krūmų, medžių, tiesiog savo haustorijomis, taip vadinasi tie siurbtukai, kuriomis jis prisitvirtina, jisai prisikabina prie kito augalo šaknų ir pradeda vogti iš jų maisto medžiagas, tai yra tą tirpalą maistinį. Tai toks atrodo labai nekaltas augaliukas, bet iš tikrųjų jisai, elgiasi, taip sakyčiau, nelabai gražiai su savo kaimynais, nes vis dėlto, kai tu imi kažką iš kito, tu jį silpnini, nes jisai kaip ir nieko neduoda atgal tiem augalam, tai jisai dėl to ir vadinamas tuo parazitu. Aš esu apie parazitinius augalus gana išsamų straipsnį parašius Patreone, tai kas norite, galite prisijungti prie Patreono, ten rasite daug straipsnių apie įvairias gamtos įdomybės. Dabar ką dar būtų galima pasakyti apie krūminį kupolį? Jisai, aišku, puošia ir praktiškai kiekvienų kupolinių vainikus moterų. Tikrai renka ir pats augalas, kadangi žydi panašiai tuo metu, kai būna kupolinės, dėl to turbūt ir pramintas yra kupoliu. Ar jis vartojamas vaistams? Iš tikrųjų reiktų žinoti pagrindinį dalyką tą, kad jos sėklytės yra nuodingos. Sėklų jokiais būdais nevalgykite. Net ir pats pavadinimas yra Melampyrum, tai yra aš jums pažymėsiu ten, paskui parašysiu tą vertimą, dabar, kad pati nesusimaišyčiau, bet, žodžiu, vertimas būtų toks kaip juodi miltai. Dabar, kodėl juodi miltai? Todėl, kad dalis sėklų būdavo, kad įsimaišydavo į miltus ir tada tie miltai būdavo tamsesni. Jie, pajuoduodavo šiek tiek. Dėl to taip ir vadindavo. Dabar dar įdomus dalykas tas, kad karvės, pavyzdžiui, pavalgiusios kupolių, gali piene atsirasti irgi toks savotiškas, galbūt nelabai malonus kvapas. Tai jeigu pienas turi kažkokį tai poskonį, gali būti, kad karvė tiesiog prisivalgia tų kupolių. Dabar kaip plinta kupolis? Jisai plinta pagrinde sėklomis ir jisai išnaudoja dar ir skruzdes, ne tik medelius, bet dar ir skruzdes, kadangi sėklos turi irgi tokios maistingos yra, ten yra tam tikra dalis skirta skruzdėms, kad jas prisiviliotų kupolis ir paskui išnešioja tas sėklytės skruzdės ir tokiu būdu kupolis plinta toliau. Čia matom ištisi tokie ploteliai padengti kupoliais, tai jis gali tokius nemažus plotus padengti. Taip pat jis yra ir šiek tiek vaistinis, bet jau vartoti reikia labai atsargiai ir pasitarus būtinai su
kompetitingais žolininkais, gyduoliais, kadangi galima pakenkti širdžiai vartojant kupolį į vidų, tai jau reikia atsargiai. Bet kiek domėjausi, jis liktais ir nuo epilepsijos ir, šiek tiek, ta prasme, gali kažkuo pagelbėti ir nuo kitų lygų. Kuo jis gali būti veiksmingas, tai susižeidus, jeigu yra kažkokių žaizdelių, ten odos lygom kai kuriom, tiesiog nuovirą kupolių ant žeminės dalies vartodavo, įvairiom žaizdelėm. Skaičiau, kad ir, sakykime, mažų vaikučių, kai tuos pampersų sauskelnes nešioja, būna tų iššutimų visokių, berimų nuo tų sauskelnių. Tai tiesiog tokiem dalykam taip pat galima kupolių nuovirą panaudoti. Bet, kaip sakau, pasidomėkite plačiau, aš tik užvedu ant kelio. Tai turbūt būtų tiek apie kupolį. Jeigu dar kažką prisiminsiu, parašysiu tekstinę formą, dar papildysiu. Ir šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate patinka, pakomentuojate. Ir kas norite, kviečiu prisijungti prie Patreon platformos, kur dalinuosi straipsniais ir tuo pačiu jūs paremsite šį kanalą ir man bus irgi paskatinimas ir impulsas veikti ir toliau. Tai va, ačiū ir iki kitų kartų.